Pradėsim to spekteitint. Jie yra viena šalia kito ir jie to net nepastebi. Ar jie O, man atrodo pastebėjo, ar mes turėsime veiksmą? O, ar juos fripartins? Ar juos fripartins? Paspaudžiusiam raidą matome, kad trečia komanda yra gan netoli ir jie vis tiek turėtų užgirti šūvius. O, turim pirmosius šūvius, ne pirmosius. Įdomu pažiūrėti, ar taip, trečia komanda eina fripartint, tai pažiūrėsim, kas čia gerai nutrauklio komanda vis dėlto pabėgo. Meduksas, bet jie negali miegoti, nes jiem iš šono ateina kita komanda. Ir įdomu, ar jie pastebės ją laiku. Kol kas nei vienas nežiūri tą pusę. Čia 3 komandos, 4 iš tikrųjų. Labai agresyvių pušų. Kažkodėl Maivos komanda sėdi ne zonai. Aišku, pirma zona daug nedaro, bet čia 3 komandos yra labai šalia viena kitos. Ir labai neaišku, kaip čia gali Mariaus komanda šaudasi. Ir Marių pakreikinu, turim pirmą noką. Ar bandysi revivinti iš karto? Nepanašu, palieka draugę likimo valiai. Nu, pažįstamas jausmas, bet dabar ne apie tai. Kaip matau, žaidėjas žaidžia be soundų, be ausinių. Mokintas. Taip. Ojoj, tas bartelis jam labai sutrukdė. Ar turėsim pirmą... Oi, kiek čia veiksmo, ar Whiskris. Arkstaras labai daug damage'o padarys. Okei, nepataikė nieko, įdomiai. Labai neklausinėsim. Juos galimai gali fripartint. Viršininko komanda galimai gali ateit. Čia galimai... Ojoj, kiek daug komandų yra apatinėje mepo pusėje. Maivos komanda daro, matau, strategiją, kad kol zona labai daug damage'o nedaro, jie bando nesivelti ir būti zonai. Kol kas sunkiausiai būsenui 10 komanda turi tik Retuksą. Ir jis neturi banerių, tai įdomu, ar jis bandys paimti savo komandą ir... Ar bandys vienas laimėti žaidimą. Turbo Charger ir... Kokį šoną. Retukso komanda drožia iš gan toli. Kai ringas mažas, dabar tikrai daug veiksmo. Ir kol kas Hurricane'as... Spaudžia ringas. Tai gerai žaidžia. Bet kol kas man Hurricane'o komanda, žmogus, kuris turi raudonus armorus, kol kas iš tiek, kiek žiūrėjau, man solidžiausiai atrodo. Jis jau turi 8 kilus, 1500 damage'o. Žiūrint zonos atžvilgių, tai Kivio komanda, sakyčiau, turi geriausią zoną. Jie turi iš kur pasislėpti, tuo tarpu kiti lyderis kol kas nėra labai aktyvus. Šiaip įdomus ginklų pasirinkimas. Gali paukinti iš toli. Ir judėti. Įdomus ziplinas iš tikrųjų, kur jis nuves. Ojoj. Dabar jie tikrai nekokioj pozicijai. Hurricane'as nekokioj pozicijai, 3 prieš 1. Na, aš statau ant lyderio komandos. Solidžiausiai atrodo, bet tokiam žaidime visko gali būti. Tai neteksim taikyti, baigė vieną iš žaidimų. Ir ar lifeline'as kris, nespėjo laiku armor swapint. Kaip matome, kova vyksta šiek tiek lauke, šiek tiek viduj, angare. Angare? Taip, angare. Angare. Na ir taip, kaip matome dabar komandos. Ir Hurricane'as pushina. Iššoku į 2 ir jis... Okei. Mūsų nugalėtojai yra Hurricane'as, Killyderio komanda, Diamondo rankas. Buvo galima nuspėti. Killyderis turėjo virš 10 kilų, tai tikrai